Tai ilgalaikis plaukų šalinimas ir vyriškas bikini. Kodėlgi tiek daug vietų tai atsisako daryti? Dažniausia priežastis, tikroji priežastis yra ta, kad tiesiog moterys nenori atlikti vyrams bikini. Nes joms tai atrodo neestetiška, nehigieniška, na ir galbūt yra dar kažkokių priežasčių. Jos motyvuoja, sakydamos, kad tai gali pakenkti. Tačiau jokių mokslinių tyrimų įrodančių, kad ilgalaikis plaukų šalinimas kažkokiu būdu kenktų vyrams, nėra. Taigi pabandykime šitą temą šiek tiek išgvildenti, kad būtų aišku tiek patiems vyrams, tiek ir specialistams. Jeigu imtume ilgalaikį plaukų šalinimą būtent lazerinį, tai pagalvokime, aleksandrito lazeris turi 755 nanometrų bangą, diodinis 808 nanometrų. Tai argi žinote, kiek tai iš tikrųjų yra pavertus į mums priimtinus ir visiems žinomus milimetrus? Ogi tai būtų 0,008 mm. Ką tai reiškia? Kad sėklidės ir viskas juose, dėl ko vyrai gali pergyventi, yra daug giliau. Netgi mūsų pirmas odos epidermio sluoksnis yra gerokai storesnis už 0,0008 mm. Vadinasi, procedūrą atlikti visiškai saugu. Tačiau tos vietos, kaip ir pas moteris, kaip ir pas vyrus, plytinės vietos labai dažnai būna šiek tiek kitokio atspalvio. Ne visada, bet dažnai. Ką tai reiškia? Kad patyręs specialistas turi išmanyti visus lazerio parametrus, kad nepadarytų to, ko nereikia padaryti. Tai yra, neapdegintų odos. Nes natūralu, kad kaip bebūtų tas šokas, ypatingai vyrams, sėklidžių vietoje, kai su lazeriu mes šaldom ir paskui eina karščio banga, tai tas skausmo šokas gali būti šiek tiek gąsdinantis. Tačiau tam yra parametrai, tam yra geri specialistai, kad viso šito išvengti. Taigi vyrai, drąsiai eikite, darykitės, rinkitės vietas ten, kur jūs esate laukiami, ten, kur su jumis yra patirtis, nes mūsų patirtis yra labai didelė, ne tik plaukų šalinime su lazeriu, tačiau ir su elektroapliacija. Esame paruošę jau kelias dešimtis vienetų vyrų lyties keitimo operacijai, tai kad atliekame bikinio epiliaciją ne tik su lazeriu, bet ir su elektroapliacija, kuri šalina plaukus visam gyvenimui. Taigi, drąsiai kreipkitės, eikite, ieškokite specialistų, kurie ne šiaip savo nenori tiesiog jums daryti, o tie, kurie ir nori daryti, ir gali daryti, ir išmano tai, ką daro.